Panevėžiečiams mažesnės išlaidas už būsto šildymą šį lapkritį lėmė mažesnės šilumos kiekio suvartojimas ir pigesnė šiluma nei prieš metus. Lyginant su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu, sąskaitos už šildymą mažesnės vidutiniškai 12,4%. 50 kvadratinių metrų buto šildymas renovuotame daugiabutyje šį lapkritį gyventojams vidutiniškai kainavo 30 €, nerenovuotame 43. Šį lapkritį vidutinė lauko oro temperatūra Panevėžyje siekė 4 laipsnius šilumos, kai pernai tuo pačiu metu buvo apie +2. Kur kas šiltesnis šių metų lapkritis apie 10% sumažino daugiabučių šildymui teikiamos šilumos kiekius. Sąskaitų dydžiui už būsto šildymą įtakos turėjo ir mažesnė šilumos kaina. Šį lapkritį akcinės bendrovės Panevėžio energija šilumos kaina palyginus su praėjusių metų lapkričiu buvo 12% mažesnė. Nors šiemet nebeliko nulinio PVM centralizuotam šildymui ir karštam vandeniui, tačiau galutinė šilumos kaina gyventojams vis tiek buvo mažesnė.